Šiandien aš ir mano kolegė pristatysime kvietimą teikti paraiškas vystomo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gauti. Kalbėsime apie tai, kur ieškoti informacijos, kas sudaro kvietimą ir jo sąlygas bei priedus, kas yra naujo šiame kvietime lyginant su praeitų metų. Aptarsime kvietimo sąlygų nuostatas, kvietimo terminus, ką reikia žinoti pildant projekto paraišką, bei atsakysime į klausimus. Jeigu pristatymo metu kyla klausimų, prašome juos užduoti dešinėje pusėje žinučių skiltyje. Į juos atsakysime po abiejų pristatymų, jeigu nebus atsakyta prezentacijų metu. Taip, tai kur ieškoti informacijos, visa informacija apie kvietimą, jo sąlygas, priedai, nuoroda į paraiškos teikimą yra paskelbta CPVA interneto svetainėje. Galima dabar matyti, kol dar nesuėjęs terminas paraiškų pateikimui. Galima matyti ir pagrindinėje skiltyje prisijungusi cpva.lt. Arba galima rasti kairėje pusėje vystomasis bendradarbiavimas skiltyje kvietimai. Kvietimo tikslas - atrinkti ir finansuoti projektus atitinkančius Lietuvos vystomo bendradarbiavimo strateginės kryptis ir koncepcijas. Taip, tai kas sudaro kvietimą? Nuėję į kvietimo skiltį mūsų interneto svetainėje galite matyti aktualius dokumentus. Čia pas mus pateikiama kairėje pusėje, jeigu įeisite bus dešinėje, bet iš principo matysite nuorodą teikti paraišką, paspaudus jūs būsite nuvesti į paraiškos teikimo sistemą Submittable, kur bus galima užpildyti pačią paraišką ir pateikti. Taip pat ten galite rasti kvietimo sąlygas ir Taip, tai galite rasti kvietimo sąlygas ir visus sąlygų priedus. Tai būtų koncepcijos, iš viso šiais metais jų turime 9, paraiškos sąmatos forma, projekto paraiškos teikėjo patvirtinimo forma, projekto vykdytojo ir partnerio deklaracijos forma, projekto veiklų įgyvendinimo ir projekto viešinimo planų, savanoriško darbo pagrindimo pažymos formas, bei projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimo ir turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo formos. Paspaudus mūsų svetainėje parsisiųsite šias formas. Kas naujo šiame kvietime? Žinoma, jeigu lyginsite kvietimo sąlygas vienas ir kitas, bus ir daugiau skirtumų. Mes išskyrėme pagrindinius, mūsų supratimu, esminius pakeitimus. Tai būtų šiais metais projekte galimas piniginė vertė išreikštas įnašas natūra iki 50% nuo savo indėlio sumos. Žinoma, tam yra ir daugiau reikalavimų, kaip kad projekto vykdytojas ir partneris turi būti NVO, ar nevyriausybinė organizacija, ar socialinis partneris ir panašiai, vėliau aptarsime daugiau. Kartu su paraiška privalomas pateikti dokumentas, kurio nepateikus paraiška atmetama. Šiais metais yra projekto paraiškos sąmata. Iš pirmo požiūrio atrodytų, kad kaip ir pokyčio nėra ir pernai jis buvo privalomas. Tiesiog šiais metais tai yra vienintelis likęs, pernai buvo dar 2. Žinoma, ir kiti išlieka dokumentai svarbus pateikti, tiesiog vertinimo metu jų galima būtų paprašyti patikslinti ir pateikti. Paraiška atmetama, jeigu netitiko administracinės atitikties vertinimo reikalavimų, tai buvo ir pernai, bet yra nauja sąlyga, kad jei projekto turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo metu paraiška surenka 55 balus ir mažiau, arba jei bent vienoje vertinimo kriterijų grupėje, kurių yra iš viso 6, surenka mažiau nei 50% tos grupės balų sumos, tokia paraiška ir turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo etape būtų atmesta.
Taip, tai pareiškėjais ir projekto partneriais gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Pareiškėjas privalo turėti bent vieną partnerį registruotą valstybėje partnerėje ir partneris valstybėje partnerėje nebūtinas, jei projekto paraišką teikia pareiškėjas registruotas valstybėje partnerėje. Norėčiau šį momentą šiek tiek dar akcentuoti, nes tikrai sulaukiama kartais pasitikslinimo, ar vienu atveju ar kitu reikalinga turėti partnerį. Tai tarkim, jeigu esate pareiškėjas, planuojate būti projekto vykdytoju, kuris yra registruotas Lietuvoje, teikiate paraišką, tarkim, antrai koncepcijai, kuri turi valstybę partnerę nurodytą Moldovą, vadinasi, jūs turėtumėt turėti partnerį registruotą Moldovoje. Tokia pati situacija, jūs teikiate paraišką antrai koncepcijai valstybė partnerė Moldova, bet jūs pareiškėjas esate registruotas Moldovoje. Tokiu atveju jūs kaip ir neprivalote turėti partnerio Moldovoje valstybėje partnerėje. Tiesiog šiuo atveju dar rekomenduotumėm įsigilinti į pačią koncepciją ir apsvarstyti, ar nesukeltų tai jums papildomų priežasčių, problemų įgyvendinimo metu, nes iš principo jūs atitiksite, tiesiog, kad gali būti koncepcijoje nustatytų tokių kaip tikslų, uždavinių, perduoti gerąją Lietuvos praktiką ar pasidalinti žiniomis. Tai tiesiog reikėtų gal daugiau akcentuoti ir aprašyti tokioje paraiškoje, kaipgi būtų perdodama neturint partnerių Lietuvoje, tarkim, jeigu esate pareiškėjas iš Moldovos. Koncepcijose gali būti specialiųjų reikalavimų nurodytų pareiškėjams ir partneriams. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienoje koncepcijoje, pareiškėjo ar partnerio statusų pateikus daugiau kaip vieną projekto paraišką, vienoje koncepcijoje visos tos paraiškos būtų atmestos toje koncepcijoje. Tai vėlgi svarbu atkreipti dėmesį, kad negalite nei kaip pareiškėjas, projekto vykdytojas, nei kaip partneris vienoje koncepcijoje dalyvauti keliose paraiškose. Ir projekto paraiška turi atitikti visus kvietime nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas ir partneris taip pat turi užtikrinti atitikimą kitiems reikalavimams, tai yra turite būti grąžinęs anksčiau jau grąžintinas nustatytas fondo lėšas, jeigu jau esate įgyvendinę projektus, neįtraukti į tarptautinių sankcijų įstatymo subjektų sąrašą ir kiti, tokie kaip ir ne nauji punktai, bet iš principo turite juos atitikti. Pradėsiu apie koncepcijas, tada trumpai pereisiu jas, neskaitysiu kiekvieno punkto, rekomenduoju paraišką, projektą, kurį teikėte atitinkamai koncepcijai, tikrai įsigilinti koncepciją, jos nuostatas. Tai pirmoji koncepcija, jos valstybė partnerė yra Armėnija, bendradarbiavimo sritys yra demokratija ir pilietinė visuomenė bei visuomenės informavimas. Matome, koks projekto tikslas turėtų būti, kokie uždaviniai. Tikslinė grupė turėtų būti pilietinės organizacijos. Antroji koncepcija orientuota į Moldovos Respubliką, tai yra valstybė partnerė yra Moldova. Bendradarbiavimo sritis žiniasklaida. Vėlgi matome tikslą uždavinius, ir tikslinė grupė turėtų būti nacionalinė ir regioninė žiniasklaida, žurnalistai. Trečioji koncepcija vėlgi orientuota į valstybę partnerę Moldovą. Šiuo atveju bendradarbiavimo sritis skiriasi, žinoma, geras valdymas, projekto tikslas ir uždaviniai yra aprašyti. Ir tikslinė grupė Moldovos valstybės institucijos. Ketvirtoji koncepcija, jau iš pavadinimo galima nuspėti, kad valstybė partnerė yra Irakas. Bendradarbiavimo sritis lyčių lygybė ir moterų įgalinimas, švietimas. Nurodyti
projekto tikslai, uždaviniai ir tikslinė grupė moterys ir mergaitės siekiančios ekonominių ir socialinių gebėjimų stiprinimo. 5. koncepcija - valstybė partnerė Kenija, bendradarbiavimo sritis skaitmenizacija ir inovacijos ir tikslinė grupė Kenijos viešasis sektorius. 6. koncepcija yra orientuota į valstybę partnerę Sakartvelą. Bendradarbiavimo sritys - demokratija ir pilietinė visuomenės informavimas. Projektui keliamas tikslas yra išskirtas, taip pat ir uždaviniai, ir tikslinė grupė pilietinės organizacijos. 7. koncepcija, vėlgi iš pavadinimo matyti, valstybė partnerė Ukraina, bendradarbiavimo sritis sveikatos apsauga ir nurodytas projekto tikslas ir net 4 projekto uždaviniai, kurie turėtų būti siekiami. Čia matome 5. punkte pokytį. Yra nurodyta, kad projektas bus laikomas tinkamai, jeigu atitiks bent 2 uždavinius iš šių nurodytų 4. Na ir tikslinė grupė nurodyta yra Ukrainoje, būtent Ukrainoje gyvenantis nuo karo nukentėję ir galima pasirinkti vieną tikslinę grupę, tai yra nukentėję vaikai arba neįgalūs asmenys ar nuo prievartos nukentėjusios moterys. 8. koncepcija orientuota į valstybės partneres Nigeriją, Keniją, Ganą. Galima pasirinkti 1, 2 ar visas 3 valstybės partnerės. Bendradarbiavimo sritis yra skaitmenizacija ir inovacijos, lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Turime nurodytą projektui keliamą tikslą, uždavinius, ir tikslinė grupė jaunimas ir moteris norintis aktyviai įsitraukti į darbo rinką, pradedantis savo verslus arba ieškantis įgūdžių savo verslui plėsti. Ir paskutinioji 9. koncepcija - valstybės partneris yra Ukraina, Moldova, Sakartvelas, Armėnija. Vėlgi ir šiuo atveju galima pasirinkti 1, 2, 3 ar visas 4. Bendradarbiavimo sritis - demokratija ir pilietinė visuomenė. Matome projekto tikslus, uždavinius ir uždavinių papunkčius. Ir tikslinė grupė - valstybių partnerių pilietinės visuomenės organizacijos. Tai priklauso, kaip jūs pasirinksite. Tarkim, jeigu pasirenkate 2 valstybės partnerės, pavyzdžiui, Ukraina ir Sakartvelas, tai vadinasi, jūsų tikslinė grupė turėtų būti Ukrainos ir Sakartvelo pilietinės visuomenės organizacijos. Šiuo kvietimu planuojama paskirstyti fondo lėšų sumą 850 000 eurų. Mažiausia galima prašyti fondo lėšų suma vienai projekto paraiškai yra 30 000 eurų, o didžiausia 100 000 eurų. Tai yra, jeigu prašysite mažiau nei nurodyta arba daugiau, tokia paraiška netitiktų kvietimo reikalavimų. Kai bendra viso projekto vertė yra mažiau arba lygiai 50 000 eurų, ilgiausiai, iki galėtų trukti projektas, yra 12 mėnesių. Jeigu projekto vertė yra daugiau kaip 50 000 eurų, projekto trukmė galėtų būti 6, 12, ne ilgiau negu 24 mėnesiai. Fondo lėšomis finansuojama suma gali būti nedidesnė kaip 90% bendros projekto sumos. Na ir atitinkamai, vadinasi, mažiausia nuosavo indėlio suma turėtų būti 10% nuo bendros projekto lėšų sumos. Visos projekto išlaidos apmokamos tuo pačiu projekto paraiškoje patvirtintų santykių. Tai norima pasakyti, kad galite nuo savo indėlių prisidėti ir didesniu, galite prašyti mažesnės fondo lėšų sumos, tačiau negalėtų viršyti nei 90 ar negalėtų būti mažesnė negu 10. Tai tarkim pavyzdys būtų, kad bendra jūsų projekto vertė apskaičiuota ir nurodyta pagrįsta sąmatoje yra 50 000 eurų. Tai vadinasi, pagal tai, kaip nurodytos nuostatos, didžiausia galima prašyti fondo lėšų suma projektui galėtų būti nedaugiau kaip 45 000, o mažiausia reikalinga prisidėti nuo savo indėlių suma būtų 5 000 eurų.
Patvirtinus tokį santykį, tarkim, jūs prašote 90% ir prisidedate 10%, toks santykis vertinant patvirtintas, toks turėtų ir išlikti viso projekto vykdymo metu ir kiekviena išlaida būtų apmokama vienodų santykių 90-30. Kaip ir minėjau anksčiau, naujovė 50% nuosavo indėlio dalies gali sudaryti 90 nuosavo indėlio dalies gali sudaryti piniginė vertė išreikštas įnašo natūra. Tai grįžtant prie anksčiau buvusio pavyzdžio, kai bendra projekto vertė 50 000, vadinasi mažiausia suma, jūs nusprendžiate prisidėti mažiausią sumą, tai yra 10% 5 000 eurų. Tokiu atveju, jeigu jūs atitinkate kitas sąlygas, nuosavas indėlis išreikštas įnašų natūra galėtų būti tokiame projekte 2500 eurų, tai yra 50% nuo 5000. Projekto netiesioginės išlaidos gali būti nedidesnės kaip 10% projekto bendros lėšų sumos ir visos projekto paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais ar kita informacija teisės aktais. Taigi, įnašas natūra. Įnašas natūra galimas, bet tik tuo atveju, kai projekto vykdytojas, pareiškėjas atitinka nevyriausybinės organizacijos ar socialinio partnerio apibrėžimus. Mes juos esame pateikę kvietimo sąlygose. Įnašų natūra, jeigu pareiškėjas projekto vykdytojas yra NVO ar socialinis partneris, tokiame projekte įnašų natūra galėtų prisidėti tik projekto vykdytojas arba partneris, atitinkantis vienas ir kitas, kuris prisideda NVO ar socialinio partnerio apibrėžimą. Tai pateikėme 3 situacijas, pavyzdžiui. Pirmuoju atveju pareiškėjas yra NVO, projekto partneris yra NVO, įnašas natūra projekte yra galimas, įnašų natūra gali prisidėti tiek pareiškėjas, tiek projekto partneris. Antrosios situacijos atveju pareiškėjas yra NVO, projekto partneris nėra nei NVO, nei socialinis partneris. Tokiame projekte įnašas natūra galimas, tačiau juo galėtų prisidėti tik pats pareiškėjas, projekto vykdytojas, kuris ir yra NVO. Šioje situacijoje pareiškėjas nėra NVO ar socialinis partneris, projekto partneris yra NVO. Įnašas natūra šiame projekte nėra galimas, nes projekto vykdytojas pareiškėjas nėra NVO ar socialinis partneris. Tai svarbu užsitikrinti, kad jūs tikrai įsivertinti, ar galite prisidėti įnašų natūra projekte, nes tai gali daryti įtaką ir jūsų nuosavam indėliui. Tai tarkim, jeigu mes vertindami nustatysime, kad įnašas natūra negalimas, tarkim, jūs kaip pareiškėjas netitinkate NVO, bet suplanavote 50% nuo nuosavo indėlio, tai yra rizika nesiekti nuosavo indėlio kriterijų nustatytų kvietimo sąlygose. Įnašas natūra turėtų būti išreikštas, gali būti tik savanoriškas darbas, jo faktinis laikas turi būti išreikštas piniginė vertė, savanoriški darbai turi būti išmatuojami, kuriantis rezultatą, ne abstraktus. Įnašas natūra turi būti išreikštas piniginė vertė taikant Europos komisijos savanoriško darbo įkainius, esame kvietimo sąlygose įdėję nuorodą. Projekto įgyvendinimo metu savanoriškas darbas turės būti įformintas savanorio ir darbdavio rašytinė sutartimi. Tinkamos projekto išlaidos gali būti tiesioginės projekto veiklų įgyvendinimo išlaidos. Tai yra tokios išlaidos, kurios yra atitinkamai veiklai tiesiogiai reikalingos. Jūs planuojate tam tikrą veiklą uždaviniui pasiekti, ir tai veiklai nustatote, kokios konkrečiai išlaidos galėtų būti, ar tai būtų tą veiklą vykdantis jūsų personalas, darbuotojai, ar perkamos ekspertų paslaugos, kažkokios komandiruotės, jeigu reikalinga ir panašiai.
Tuo tarpu tinkamos projekto išlaidos, kurios yra netiesioginės projekto valdymo išlaidos, būtų tokios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai veiklai įgyvendinti reikalingos, bet jos yra visam projektui reikalingos ir būtinos. Tai galėtų būti projektą administruojančių, projekto vykdytojo ar projekto partnerio darbuotojų darbo užmokestis, tarkim, kaip projekto vadovo, projekto finansininko darbo užmokestis ar projekto administravimo paslaugų įsigijimo išlaidos ir taip toliau. Netinkamos projekto išlaidos, būtų kaip ir visos tos, kurių neapima tinkamų išlaidų apibrėžimas. Ir žinoma, tokios kaip įnašas natūra, kuris netitiko kvietimo sąlygų, arba išlaidos, kurios jau yra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių. Ką galima būtų dar išskirti iš viso šito sąrašo ir akcentuoti, nes, jį galite perskaityti, bet akcentuočiau dar ir netinkamos yra projekto vykdytojo ir projekto partnerio darbuotojų maitinimo išlaidos, jeigu tokiems darbuotojams komandiruotės metu yra mokami dienpinigiai. Ir taip pat galima išskirti, kad ir paslaugų teikėjų maitinimo ir nakvynės išlaidos būtų netinkamos, nebent jos yra išskirtos atskirai sutartyje ir nurodyta atskirai, kad tuo būtent tai yra papildomai apmokama. Nes, iš principo paslaugų teikėjas turėtų suskaičiuoti į savo paslaugos kainą visus mokesčius ir susijusias išlaidas paslaugai suteikti. Paraiškos pildomos ir teikiamos tik elektroninę formą ir tik paraiškų pateikimo sistemoje submittable, jokia kitokia forma pateiktos paraiškos nėra tinkamos. Paraiška gali būti pildoma lietuvių arba anglų kalbomis. Lietuvos pareiškėjai projekto paraišką turėtų pildyti lietuvių kalba ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu. Lietuvos institucijos dokumentus turi tvarkyti valstybinė kalba, o užsienio pareiškėjai projekto paraišką gali pildyti anglų kalba arba lietuvių, jeigu leidžia galimybės. Prie paraiškos pridedami priedai, jeigu jie yra išduoti kitomis kalbomis nei lietuvių ar anglų, turėtų būti pateikiami tiek originalai, tiek vertimai į lietuvių arba anglų kalbas. Ir kaip jau ir minėjau, būtinasis dokumentas pateikti kartu su paraiška yra projekto paraiškos sąmata, bet taip pat yra ir kiti dokumentai labai svarbus. Čia turime nebaigtinį sąrašą, kvietimo sąlygose jų būtų išvardinta ir daugiau. Tai priklausomai nuo situacijos, matomai jie reikalingi, bet tikrai reikalinga pateikti projekto paraiškos teikėjo patvirtinimą pasirašytą projekto vykdytojo, ar jie yra projekto vykdytojo ir projekto partnerio deklaracija, dokumentą patvirtinantį projekto vykdytojo juridinį statusą ar fizinio asmens paso kopiją, jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo. Reikalinga pateikti įsipareigojimą dėl projekto finansavimo nuosavomis lėšomis, tai yra skirti nuosavą indėlį. Būtina pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pagrindžiančius išlaidas nurodytas projekto sąmatoje ir taip toliau. Taip pat, kaip ir minėjau, ilgesnis sąrašas nurodytas kvietimo sąlygos. Pateikus paraiškos bus vertinamos 2 etapais. Pirmuoju etapu bus atliktas administracinės atitikties tinkamumo vertinimas. Ir antrasis etapas apims turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą. Administracinės atitikties vertinimo metu bus nustatoma, ar projekto paraiška neturi esminių trūkumų, dėl kurių paraiška turėtų būti atmetama dėl jų netitikimo. Tai būtų tokie kaip paraiška pateikta po termino, pateikta kitokia forma ar kitų būdų nei nustatyta, jį pateikta daugiau nei viena paraiška vienai koncepcijai
jei pateikta ne koncepcijai nurodytai bendradarbiavimo sričiai, jeigu pareiškėjas ar partneris netinkami pagal kvietimo sąlygas, jeigu netinkama pasirinkta valstybė partnerė, tai yra ne ta, kuri nurodyta koncepcijoje, jeigu nėra pasitelkiami partneriai, kai jie yra būtini, kai nepateikti būtinieji dokumentai, kaip ir minėjau, projekto sąmata, jeigu prašoma suma ar nuosavas indėlis netitinka reikalavimo, bei jei paraiškos terminas, projekto įgyvendinimo terminas yra netitinkantis sąlygų. Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo metu paraiškai yra suteikiami balai, tai yra turinio išlaidų ir pagrįstumo vertinimas yra atliekamas tik toms paraiškoms, kurios atitiko administracinį tinkamumo vertinimą ir nėra atmestos jo metu, tai tada jom yra suteikiami balai. Kaip ir minėjau, turime išimčių, tai yra turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo metu paraiška būtų atmesta, jeigu turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo metu jis surinktų 55 balus ir mažiau, arba bent vienoje vertinimo kriterijų grupėje surinktų mažiau nei 50% tos grupės balų sumos. Įvertinus visas paraiškas, kiekvienoje koncepcijoje bus sudaryta atskira rekomenduojamų finansuoti paraiškų eilė. Tai yra kiekvienoje koncepcijoje nuo didžiausio surinkto balo iki mažiausio bus sudaroma eilė ir pirmenybė bus teikiama bent vienos koncepcijai pateiktos paraiškos finansavimui. Ir matome pagrindinius kvietimo terminus. Tai pirmasis mums žinomas yra, visiems žinomas yra projekto paraiškos turi būti pateiktos iki gegužės 7 dienos, 5:00 Lietuvos laiku. Norėčiau labai akcentuoti šį laiką, kai sueis 5:00, paraiškų pateikimo sistema užvers galimybę pateikti projekto paraišką. Tai yra labai svarbu pateikti iki tol, nes tiesiog po to nebebus galimybės. Sistemiškai nebegalėsite paspausti to mygtuko. Užtat rekomenduojame rengti ir stengtis pateikti paraiškas bent 2-3 dienas iki paraiškų pateikimo termino, tam, kad išvengtumėt to paskutinės dienos netikėtumo, kai galite atrasti, kad kažkokios gal informacijos neturite ir negalite įrašyti, ar trūkstate kažkokio dokumento, ar iškilo klausimas pildant paraišką, ir tiesiog nebelieka laiko susisiekti su mumis, gauti atsakymą, pasitarti, išsiaiškinti, tai yra, kas tai yra per klausimas jūsų, ir pateikti laiku. Gavus paraiškas, kaip ir minėjau, bus 2 etapai vertinimo. Pirmoji bus atliktas administracinis, po to ir turinio ir išlaidų tinkamumo vertinimas, po kurių bus sudaryta eilė ir bus patvirtintas finansuojamų projekto paraiškų sąrašas. Planuojama, kad sutarčių pasirašymas vyks 2024 metų rugpjūtį. Taip, tai iš mano pusės aš kaip ir baigiau. Kviečiu savo kolegę. Perimsiu. Taip, ar jau matomos skaidrės? Taip. Taip, čia perimsiu aš ir pakalbėsiu apie labiau tokius praktinius aspektus, pagrindinės klaidas, kurias daro pareiškėjai pildydami paraišką ir į ką svarbu atkreipti pildant projekto paraišką. Tai kaip Greta minėjo, yra 2 etapai paraiškos vertinimo, tai administracinės atitikties tinkamumo vertinimas ir turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas. Tai pasikartosiu turbūt kai kuriais momentais
apie ką kalbėjo Greta, bet tikrai, tačiau tie momentai yra labai svarbus ir juos reikia atkreipti dėmesį rengiant ir teikiant paraišką. Tai kas svarbu administracinės atitikties vertinimo metu, kad prie projekto paraiškos būtų pridėti visi privalomi paraiškos priedai. Tai, kaip Greta minėjo, tai yra projekto sąmata, kuri skelbiama kartu su kvietimo sąlygomis ir nepateikus projekto paraiškos sąmatos kartu su projekto paraiška, ji bus atmetama, nesuteikiant teisės ją patikslinti. Kitų privalomų priedų šiame kvietime nėra, tačiau visi kiti priedai irgi yra svarbus ir dažnu atveju priedai lems paraiškos vertinimo balą turinio vertinimo metu. Kas pasitaikanti klaida yra, kai pretenduojama į tą pačią koncepciją kaip pareiškėjas ir kaip projekto partneris. Ir tarkim, jei vienas pareiškėjas X pateikė projekto paraišką pirmai koncepcijai, o kitas pareiškėjas Y taip pat pateikė projekto paraišką pirmai koncepcijai ir joje nurodė, kad projekto paraišką teikia su projekto partneriu tuo pačiu X, vertinama, kad viešoji įstaiga X nurodyta pareiškėjo ir partnerio statusu daugiau kaip vienoje projekto paraiškoje, vienoje koncepcijoje. Tai tokiu atveju paraiška būtų atmetama, nesuteikiant teisės ją patikslinti, nebent pareiškėjas arba partneris iki projekto paraiškų pateikimo termino pabaigos raštu atsisakytų vienos iš pateiktų paraiškų toje koncepcijoje. Kita dažnai pasitaikanti klaida - tai neužtikrintas nuosavas indėlis. Šiame kvietime nuosavas indėlis turi sudaryti ne mažiau nei 10% nuo bendros projekto lėšų sumos. Projekto sąmaitoje yra įvestos formulės, kurios tikrai padės jums suprasti, ar procentinė išraiška jūsų nuosavo indėlio atitinka šį keliamą reikalavimą. Na ir jeigu bus neužtikrintas nuosavas indėlis, tuo procentu, kuris numatytas kvietimo sąlygose, tai yra 10%, projekto paraiška bus atmetama ir nebus suteikta teisė ją patikslinti. Kita klaida, tai kai projekto paraiška teikiama be partnerių registruotų valstybėje partnerėje, kai jie yra privalomi. O partneris yra privalomas, kai pats pareiškėjas nėra registruotas valstybėje partnerėje. Tai pavyzdžiui, pirmos koncepcijos atveju valstybė partnerė yra Armėnija ir jei pareiškėjas būtų registruotas Armėnijoje, jam partneris būtų nebūtinas, tačiau nedraudžiama partnerį pasitelkti. Tačiau jeigu pareiškėjas būtų registruotas ne Armėnijos Respublikoje, partneris būtų būtinas ir jis turėtų būti registruotas Armėnijos Respublikoje. Kas yra svarbu turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo požiūriu, kas svarbu rengiant projekto paraišką. Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo kriterijai yra 6, pagal kuriuos vertinamos paraiškos. Tai projekto aktualumas, projekto loginis pagrindimas, projekto finansinis pagrindimas, projekto tęstinumas, poveikis tiksliniai grupiai ir rezultatų tvarumas, projekto valdymas ir turima patirtis ir specialieji kriterijai. Kaip matot, didžiausią balų vertę turi projekto loginis pagrindimas, projekto finansinis pagrindimas, ir aišku, projekto aktualumas, valdymas ir turima patirtis, tai kiti likę balai bus suteikiami už paraiškoje aiškiai išsamiai pateiktą informaciją.
Aprašant projekto aktualumą, informacija turi būti konkreti, aktuali projektui ir pateikta koncentruotai. Na, projekto paraiškos pildymo metu matysite, kad projekto paraiškos laukuose yra nustatyti tam tikri žodžių apribojimai. Tai reiškia, į konkretų projekto paraiškos lauką turėsite pateikti informaciją kaip įmanoma labiau koncentruotai. Na ir projekto aktualumo atveju ta informacija turi būti ne tik koncentruota, bet ir konkreti ir pateikta aktuali, pateikta pagal koncepcijoje keliamus reikalavimus. Taip pat turi būti pateiktos nuorodos į aktualius teisės aktus, konkrečius jų punktus. Dažnai šiuo atveju, kai aprašomas projekto aktualumas, nepateikiamos nuorodos į konkrečius teisės aktus ar jų punktus. Taip pat turi būti pagrindžiama, kaip konkrečiai atitinka ar prisideda prie tam tikrų tikslų, politikų ar strategijų nurodytų projekto paraiškos formoje. Tai šis momentas yra tikrai labai svarbus ir reiktų įsigilinti ne tik į kvietimo sąlygas, bet ir teisės aktus, kurie reglamentuoja vystomojo bendradarbiavimo politiką ir strategijas. Tuomet labai svarbu, kad projektu sprendžiama problema būtų aktuali, reikšminga ir tai būtų matyti paraiškoje, būtų aiškiai apibrėžta, išanalizuota ir pagrįsta. Na, dažnai pasitaiko, kad aktualumas aprašytas neišsamiai, kaip minėjau, yra nepateiktos nuorodos į aktualius teisės aktus ar nepagristas projekto reikšmingumas. Tai projekto loginio pagrindimo vertimo metu vienas iš vertinimo kriterijų projekto tikslas ir uždaviniai. Tai projekto tikslas ir uždaviniai turi atitikti projekto koncepcijos tikslą ir uždavinius. Dažnai būna, kad arba projekto uždaviniai neatitinka koncepcijos, arba ją atitinka tik iš dalies. Tai pavyzdžiui, jei projekto koncepcijoje pirmoje projekto tikslas yra sustiprinti Armėnijos visuomenės atsparumą dezinformacijai ir hibridinėms grėsmėms, projekto tikslas turėtų būti analogiškas arba labai panašus ar netgi toks pat. Taip pat projekto uždaviniai. Ta pati situacija, projekto uždaviniai turi atitikti visus koncepcijoje nurodytos projekto uždavinius, išskyrus 7 koncepciją, kur Greta jau pristatė, kurioje nurodyta, kad iš 4 projekto uždavinių galima pasirinkti tik 2. Arba mažiausiai 2 galima pasirinkti, arba galima pasirinkti ir daugiau, bet mažiausias skaičius, kurį galima pasirinkti, tai yra 2 projekto uždaviniai, kurių turėtų siekti projektas, jūsų gyvenimas projektas. Dažna klaida būna, kad projekto veiklos ir rezultatai būna nekonkretus, nepamatuojami, netitinka projekto tikslo, uždavinių ar veiklų. Tuo tarpu suplanuotos projekto veiklos turi būti susietos su projekto tikslu ir uždaviniais, sudaryti prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius. Kaip minėjau, rezultatai turi būti konkretus, kiekybiškai išreikšti, pamatuojami, aiškiai atskirti ir detalizuoti pagal atliekamas veiklas. Ir projekto paraiškoje turi būti išlaikyta nuosekli projekto logika, kai projekto rezultatai tai yra veiklų padarinys, o veiklos yra susietos su uždaviniu, o uždavinis, aišku, su projekto tikslu. Projekto tikslinė grupė turi atitikti koncepcijoje nurodytą tikslinę grupę. Išskyrus 7 koncepciją, kur yra nurodyta, kad galima pasirinkti vieną tikslinę grupę. Tai svarbu, kad projekto tikslinė grupė atitiktų koncepcijoje nurodytą tikslinę grupę, ne iš dalies, o pilnai atitiktų. Taip pat svarbu, kad būtų nustatytas projekto tikslinės grupės dydis,
ir aprašytas jos įtraukimas į veiklų įgyvendimą, jei toks galimas ir yra numatomas projekte. Šioje skaidrėje ir sekančioje skaidrėje pateikiau pavyzdžius, kaip galėtų būti užpildytas projekto tikslas, uždaviniai, rezultatai. Na, kaip matyti, rezultatai, pavyzdžiui, parengta Irako profesinio ugdymo situacijos apžvalga, vienas vienetas yra aiškus, pamatuojamas, tai yra labai svarbu. Na, antros veiklos rezultatai: parengtas klausimynas, vienas vienetas, atlikta 10 vietos valdžios atstovų apklausa, parengta Irako profesinio ugdymo situacijos analizės ataskaita. Tai rezultatai yra aiškus ir kiekybiškai išreikšti ir vertintojas aiškiai mato, kokių konkrečių rezultatų yra planuojama pasiekti įgyvendinus projektą. Na ir tikslinė grupė, tai ir pateikta konkreti, kas sudaro tikslinę grupę, koks toks tikslinės grupės dydis ir panašiai. Kitas projekto paraiškos svarbus momentas yra projekto veiklų ir viešinimo, projekto veiklų įgyvendinimo ir viešinimo planai. Jie būna dažnai nedetalūs, neatskirti, kitą kartą sudėtinga suprasti, kur yra projekto veiklos, o kur prasideda viešinimo veiklos. Tai projekto veiklų įgyvendinimo planas turi būti sudarytas projekto paraiškoje suplanuotų veiklų detalumu, turi būti išlaikyta loginė seka, projekto ir viešinimo veikloms įgyvendinti turi būti numatytas racionalus įgyvendinimo laikotarpis, užtikrinantis pakankamą laiką įgyvendinti veiklas, ir projektų įgyvendinti reikalingos veiklos nekartojamos kaip viešinimo veiklos ir atvirkščiai. Šioje skaidrėje yra pateiktas pavyzdys, kaip turėtų būti užpildoma projekto veiklų įgyvendinimo ir viešinimo planai. Tai dešinėje pusėje pateikiau pavyzdžius, kokie pavyzdžiui galėtų būti numatyti paraiškoje ir kaip jie turėtų atsispindėti projekto veiklų įgyvendinimo plane. Tai iš esmės jie turėtų būti tapatus. Tas pats ir su projekto viešinimo veiklomis. Na, šiemet yra naujovė, kad viešinimo veiklų planas yra atskirtas nuo projekto veiklų įgyvendinimo plano, ir todėl galima šiemet nesuklysti šioje vietoje ir pateikti informaciją atskirai. Ta prasme, kokios veiklos yra skirtos projekto viešinimui, o kokios veiklų įgyvendinimui. Ką svarbu žinoti, rengiant projekto paraiškos sąmatą? Projekto paraiškos sąmata yra labai svarbus dokumentas, kuris pagrindžia paraiškoje suplanuotas veiklas ir joms numatytas lėšas. Tai kas svarbu, kaip minėjo Greta, nuosavo indėlio suma projekte turi būti ne mažesnė nei 10% ir tai turi būti aiškiai matyti sąmatoje, netiesioginės projekto išlaidos ne daugiau nei 10% nuo projekto išlaidų sumos, įnašas natūra ne daugiau kaip 50% nuo nuosavo indėlio dalies. Ir kas svarbu, tai yra projekto išlaidas gali patirti tik projekto vykdytojas ir projekto partneris. Tai reiškia, kad kitos institucijos projekto gyvenimo metu išlaidų patirti negali. Projekto sąmatoje suplanuotos išlaidos turi būti pagrįstos pagrindžiančiais dokumentais, kurie turi būti pateikti su projekto paraiška. Tai prekių, paslaugų, darbų išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai. Ir projekto sąmatoje suplanuotas tokių komercinių pasiūlymų vidurkis. Komerciniai pasiūlymai turi būti senesni nei 3 mėnesiai iki
projekto paraiškų pateikimo termino dienos. Ir norėčiau paminėti, kad 3 komercinių pasiūlymų vidurkį projekto paraiškos sąmatoje tą sumą nurodytumėte tiksliai tokia, kokia yra aritmetiškai išskaičiuojama iš pasiūlymų vidurkio, nesuapvalinti ir pateikti su skaičiais po kablelio, jeigu tokie yra gaunami išvedus vidurkį. Jei perkamo objekto kaina yra iki 15 000 eurų be PVM, tuomet užtenka pateikti vieną komercinį pasiūlymą, tačiau jeigu pateikama daugiau komercinių pasiūlymų, galioja ta pati taisyklė, kad projekto sąmatoje turi būti nurodyta 3 komercinių pasiūlymų vidurkis, nesuapvalintas, su skaičiais po kablelio, jei tokie išsiskaičiuoja aritmetiniu būdu. Arba galima pateikti ne mažiau kaip 3 interneto parduotuvių puslapių nuotraukas, kuriuose nurodyta prekės, paslaugos ar darbų kaina. Na ir aišku, tas pats galioja su aritmetiniu vidurkiu, kurį turėtumėt nurodyti sąmatoje. Arba galima pateikti ne anksčiau nei prieš 1 metus pasirašytos sutarties kopiją, jei tos prekės, kurios pirkote ir dėl kurių sudarėte sutartį, yra analogiškos suplanuotoms išlaidoms. Darbo užmokesčių išlaidų sumai pagrįsti projekto sąmatoje prašome pateikti pažymas apie įprastai įstaigoje taikomus įkainius, pažymas dėl konkretaus darbuotojo 6 mėnesių darbo užmokesčių vidurkį, pažymą dėl atitinkamos pareigybės darbuotojų bendro darbo užmokesčio vidurkio arba nuorodą į viešai skelbiamą informaciją apie vidutinį darbo užmokestį, kuris yra taikomas Lietuvoje arba valstybėje partnerėje. Savanoriško darbo išlaidų sumai pagrįsti prašome pateikti CPV nustatytos formos pažymą. Pažyma yra pateikta prie kvietimo sąlygų ir tai yra kvietimo sąlygų 6 priedas. Pažymoje pateikėte visą reikiamą informaciją, tai kas apie projektą pateikėte informaciją, apie tai, kas prisidės savanoriškų darbų, nurodysite savanoriško darbo įkainius ir taip toliau. Dalies projekto paraiškos sąmatoje suplanuotų išlaidų nereikia pagrįsti. Na ir tai yra nustatytos tam tikros sąlygos, kada galima tokių išlaidų nepagrįsti. Tai kai išlaidos suplanuotos trumpalaikiams ekspertams arba pranešėjams ir kurie dirba pagal paslaugų sutartis ir kai tokios suplanuotos išlaidos vienam asmeniui yra nedidesnės arba lygios 350 eurų už vieną darbo dieną arba 43,75 eurai už vieną darbo valandą. Ir kas svarbu, visos tokios išlaidos apima visas kitas susijusios trumpalaikio eksperto išlaidas. Tai kelionės, viešbučius ir panašiai. Tai jeigu, trumpiau sakant, jeigu trumpalaikiam ekspertui suplanuojate įkainį projekto paraiškos sąmatoje iki 350 eurų už vieną darbo dieną, pagrįsti tokių išlaidų pagrindžiančiais dokumentais paraiškos vertinimo metu nereikia. Kitas išlaidų tipas, suplanuotų projekto paraiškoje išlaidų tipas, kurių nereikia pagrįsti vertinant projekto paraišką, tai kai išlaidos yra suplanuotoms kelionėms į užsienio valstybę ir kai tos išlaidos neviršija Europos komisijos nustatytų dienpinigių normos. Kur tos normos yra skelbiamos, yra pateikta nuoroda kvietimo sąlygose. Ir trumpiau kalbant, jei kelioniai į tam tikrą šalį suplanuojate išlaidas dienpinigius asmeniui pagal Europos komisijos nustatytą dienpinigių normą, tokių išlaidų pagrįsti nereikia. Ir kas yra svarbu, kad
tokių išlaidų pagrįsti nereikia tik paraiškos vertinimo metu, bet kai projektas bus įgyvendinamas, turės būti deklaruojamos faktinės išlaidos ir jos turės būti pagrįstos išlaidų patyrimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais. Kitaip sakant, šie įkainiai yra naudojami tik paraiškų vertinimo tikslu, tai kad palengvinti jums dokumentų teikimą kartu su projekto paraiška, bet tie įkainiai turėtų būti suplanuoti protingai ir atsižvelgiant į realią situaciją. Taip, kas dar svarbu, rengiant projekto paraiškos sąmatą. Dažnai būna, kad projekto paraiškos sąmata parengta ne pagal nustatytus reikalavimus, nepridėti išlaidas pagrindžiantis dokumentai ir dėl to paraiška netenka dalies balų. Turi būti, kaip minėjau, pridėti visi išlaidas pagrindžiantis dokumentai su pirminė paraiška, nes balai suteikiami bus tik pagal su pirminė paraiška pateiktą informaciją, pateiktus dokumentus. CPVA gali paprašyti pateikti trūkstamus dokumentus, bet jie bus labiau išlaidų dydžiui nustatyti, tai yra tinkamų ar netinkamų išlaidų suplanuotų projekto paraiškos sąmatoje išlaidų nustatymui, bendrai projekto vertei nustatyti ir panašiai. Tokie ne su pirminė paraiška pateikti dokumentai paraiškos balo nedidins, ir dėl to tikrai nesmagu būtų prarasti balus skiriamus projekto paraiškai, todėl labai svarbu tuos dokumentus pateikti, visus pagrindžiančius dokumentus, kur prieš tai minėjau, ir prekių paslaugų darbų išlaidų sumai pagrįsti, darbo užmokesčio išlaidų sumai pagrįsti, nuosavo indėlio sumai pagrįsti. Juos svarbu pateikti su pirminė projekto paraiška. Tai kaip minėjau, pagal komercinių pasiūlymų vidurkį išlaidos turi būti suplanuotos, neturi viršyti pažymose įkainiuose nurodytų sumų, taip pat turi būti visi apribojimai išlaikyti projekto sąmatoje, tai apribojimai dėl prašomos projekto sumos, netiesioginių projekto išlaidų, įnašo natūros, nuosavų išlaidų dydžių ir panašiai. Ir kas svarbu, iš fondo prašoma projektų skirti suma, tai yra ne bendra projekto vertė, o prašoma projektui skirti suma turėtų būti tarp 30 000 ir 100 000 šiuose ribose. Šioje skaidrėje pateikiau projekto paraiškos sąmatos pildymo gerąjį pavyzdį. Kaip matote, pavyzdžiui, pirmas uždavinys yra išanalizuoti Irako profesinio ugdymo padėtį ir identifikuoti optimalaus Lietuvos profesinio ugdymo patirties perdavimo sektorius. Ir toks uždavinys yra perkeliamas į projekto paraiškos sąmatą. Tas pats yra atliekama su projekto veiklomis. Jos taip pat turi būti perkeliamos į projekto sąmatą, kad būtų aiškus ryšys tarp projekto paraiškoje ir projekto paraiškos sąmatoje suplanuotų uždavinių ir veiklų ir, žinoma, išlaidų. Šioje skaidrėje pateikiau užpildytos projekto paraiškos sąmatos pavyzdį, gerąjį pavyzdį, kuriuo galėtumėt vadovautis rengdami savo projekto paraiškos sąmatas. Ir kaip matote, dešiniajame kampe viršuje matoma yra nuosavio indėlio
sumą projekte, kur yra ne mažesnė nei 10% nuo bendros projekto lėšų sumos. Na, šį procentą išskaičiuoja projekto sąmatos formulės. Taip pat įnašas natūra nedaugiau nei 50% nuosavo indėlio dalies. Na, šiuo atveju įnašo natūrą suplanavau netiesioginėse projekto išlaidose, bet jos gali būti suplanuotos savanoriško nuosavo indėlio dalis tokia gali būti suplanuota ir tiesioginėse projekto išlaidose. Na ir netiesioginės projekto išlaidos turi būti nedaugiau nei 10% nuo bendros projekto išlaidos sumos. Šiuo atveju yra 8,37%. Na ir projekto paraiškos sąmatos pastabų dalyje rekomenduojam nurodyti pridedamus suplanuotų išlaidų pagrindimo dokumentus. Tai pavyzdžiui, kai apžvalgos parengimo paslaugai yra pateikti 3 komerciniai pasiūlymai, tai ir nurodot, kad 3 komercinių pasiūlymų vidurkį įrašyti į projekto paraiškos sąmatą. Eksperto paslaugos suplanuotos pagal kvietimo sąlygų 8.12.1 punktą, kuris nustato, kad išlaidos, kai išlaidos yra suplanuotos iki 350 eurų už vieną dieną. Pagrindžiantis dokumentai kartu su projekto sąmata gali būti nepateikiami. Na, kitas turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo aspektas yra projekto tęstinumas, poveikis tiksliniai grupiai, rezultatų tvarumas. Na ir aprašant pateikiant informaciją būtent šiuo aspektu turi būti aiškiai nurodoma, ar pasibaigus projektui planuojama tęsti projekto veiklas. Koks to poveikis, kaip ir kokia konkreti institucija užtikrins tęstinumą. Na, dažnu atveju nenurodoma konkreti institucija, kuri užtikrins tęstinumą, tai dėl to yra mažinami balai, paraiškos balai, todėl pateikti svarbu pilną informaciją ir konkrečią. Taip pat turi būti aiškiai nurodoma, kaip bus užtikrintas projekto rezultatų perimamumas, kokios konkrečios institucijos ar asmenys tai užtikrins ir turi būti aiškiai pagrindžiama konkreti projekto įtaka tiksliniai grupiai. Na, dažnu atveju projekto tęstinumas ir poveikis tiksliniai grupiai aprašyti nekonkrečiai, būna nedetaliai. Na, net sunku įvertinti projekto paraišką šiuo aspektu. Projekto valdymas ir turima patirtis. Na, prašant projekto valdymą ir turimą patirtį, turi būti pateikta ir aprašyta projekto valdymo struktūra, dalyvių funkcijos projekte, jei pasitelkiami ekspertai, turi būti pagristas jų dalyvavimas projekte, jo būtinumas, na, turi būti nurodytas projekte dalyvausiančių ekspertų skaičius, reikalavimai jų patirčiai ir aišku, ekspertų skaičius, projekto komandos dalyviai turi būti atsispindėti projekto paraiškos sąmatoje. Na, jiems suplanuotos išlaidos. Informacija turi sutapti arba paraiškoje turi būti aiškiai pagrindžiama, kodėl vienam ar kitam projekto komandos nario ekspertui projekto išlaidos nėra suplanuotos projekto paraiškos sąmatoje. Taip pat turi būti vertintos svarbiausios projekto rizikos, jų poveikis projektui ir nurodytas rizikų valdymo priemonės. Dažnu atveju būna, kad projekto valdymo struktūra aprašyta nedetaliai, patirtis aprašyta nedetaliai, nepagristas komandos narių ekspertų būtinumas arba projekto rizikos įvertintos paviršutiniškai. Šioje skaidrėje pateikiau projekto valdymo ir turimos patirties, kaip tai galėtų atrodyti, aprašymus, kaip pavyzdį. Na ir šio kvietimo atveju projekto ekspertų ar projekto komandos narių gyvenimo aprašymų neprašome pateikti, tačiau prašome visą informaciją susijusią su
projekto komandos narių ar ekspertų patirtimi pateikti projekto paraiškoje, nes bus vertinama, ar projekto vykdytojas ir bent vienas projekto komandų narys, kuris pagal projekto paraiškoje pateiktą informaciją vykdys projekto veiklas, turi patirtį ir įgyvendinant projektus finansuojamus iš vystomojo bendradarbiavimo ar kitų fondų lėšų. Tai būtent iš šitos informacijos, kuri bus pateikta paraiškoje, bus suteikiami paraiškai balai. Na, šioje skaidrėje pateiktas pavyzdys, kaip galėtų būti aprašyta projekto vadovo ir ekspertų patirtis. Na, bus vertinama, ar projekto vadovas turi patirtį įgyvendinant bent vieną panašų projektą ir panašių projektų bus laikomas vystomo bendradarbiavimo projektas, kurio vertė yra ne mažiau kaip 70% projekto paraiškos 1.4 punkte nurodytos bendros projekto vertės. Šioje vietoje noriu pastebėti, kad paskelbus kvietimą buvo pastebėta techninė klaida ir buvo neteisingai nurodytas punktas į bendrą projekto vertę, kuri nurodyta paraiškoje. Tai jei pastaruoju metu pildėte projekto paraišką, atkreipkite į tai dėmesį, nors projekto paraiškos formoje ir vertinimo lapuose ši techninė klaida buvo ištaisyta. Tai jeigu tik dabar pradėsite pildyti paraišką, tai manau, kad projekto paraiškoje jau matysite teisingą informaciją. Tai aprašant ekspertus, pasitelkiamus ekspertus ar jų patirtį, ekspertai turi būti pateiktas konkretus ekspertų sąrašas, jei ekspertai jau yra atrinkti, kokios tų eksperto funkcijos, o jei konkretus ekspertai nėra žinomi, aiškiai nurodoma informacija apie reikalingą ekspertų kiekį, ekspertų keliamus reikalavimus ir jų funkcijas projekte. Už ką bus skiriami papildomi balai šiame kvietime? Tai už tai, kad projekto vykdytojas, tai yra pareiškėjas, savo veikloje taiko korupcijos prevencijos praktiką. Tai projekto vykdytojui juridiniam asmeniui svarbu paraiškoje nurodyti, ar jis turi įstaigų organizacijų įdiegtą antikorupcinės veiklos programą, korupcijos prevencijos veiksmų planą arba skaidrumo standartą. Taip pat nurodyti, ar projekto vykdytoja įstaiga ar organizacija yra Baltoji banga iniciatyvos narys ir aišku pateikti nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus arba nuorodas į viešai prieinamą informaciją. Na, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, tai paraiškoje reikėtų nurodyti, ar turi patvirtinantį sertifikatą apie užbaigtą kursą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, tai mokymų skiltyje tarptautinis papirkinėjimas ir aišku pateikti tai pagrindžiantį dokumentą kartu su projekto paraiška. Taip, specialieji kriterijai. Na ir specialiųjų kriterijų grupėje yra projekto viešinimo priemonių aprašymas, kuris turi būti suplanuotos viešinimo priemonės Lietuvoje ir kiekvienoje valstybėje partnerėje, tai tuomet gausite didžiausią balą. Na, jei suplanuotos bus tik Lietuvoje ir jei yra būtina valstybė partnerė projektui gyvendinti, tai balų bus suteikta mažiau projekto paraišką. Todėl svarbu, kad projekto viešinimo veiklos būtų numatytos visose susijusiose šalyse. Suplanuotos projekto viešinimas turi būti
konkretus, pateiktos nuorodos į tai, kur planuojama viešinti projektą, taip pat nurodyti, kaip dažnai tą planuojate daryti, taip pat planuojamas pasiekti auditorijos dydis ir panašiai. Na ir suplanavus projekto viešinimą turi būti užpildytas projekto viešinimo planas. Kaip ir minėjau, tai yra kvietimo sąlygų 5 priedas ir projekto viešinimo veiklos turi aiškiai būti atskirtos nuo projekto veiklų ir pateiktos viešinimo plane. Na ir informacija, kurią pateikėte paraiškoje, turi sutapti su informacija, kurią pateikėte viešinimo plane. Papildoma balai šio kvietimo metu bus skiriami projekto paraiškai, jei projekto vykdytojas per pastaruosius metus nėra įgyvendinęs ar šiuo metu įgyvendina ne vieno fondo lėšomis finansuojamo projekto. Šiuo metu įgyvendinimo projektu bus laikomas toks projektas, kurio projekto paraiškų pateikimo termino dieną yra sudaryta projekto įgyvendinimo sutartis, o balai bus suteikiami vadovaujantis paraiškoje pateikta informacija bei CPVA turima informacija apie projekto vykdytojo įgyvendintus ar šiuo metu įgyvendinamus projektus. Na, tiek norėjau papasakoti. Tai turbūt... Taip, tai sugrįžtu. Turime klausimų. Ir klausimus turbūt taip. Taip, tai gal tada aš atsakysiu į klausimus, pradėsiu atsakinėti į klausimus, kuriuos radau žinučių skiltyje. Ir jeigu kiltų kažkokių papildomų, informuokit, įgarsinkit ar rašykite. Tai 2 klausimai pirmieji susiję dėl 8 koncepcijos atveju, ar ekspertinė patirtis susijusi su migracija būtina pareiškėjui, ar ją gali turėti ir partneris pasirinktoje valstybėje, bei kitas klausimas, ar panašaus pobūdžio patirties reikia pareiškėjui ar projekto partneriui, ar abiems. Tai atsakyčiau, kad partneris, pareiškėjas ar partneris, vienas iš jų turėtų turėti patirtį ir nėra kažkokio griežto nurodymo būtent kuris. Nebent galima būtų dar įsigilinti į, tarkim, 8 koncepciją, atsidarysiu, kurioje paminėta, taip, tai panašaus pobūdžio projektų ir iniciatyvų gyvendinimo patirtis, ekspertinė patirtis, būtent nurodoma kaip ir pareiškėjas dažniausiai tokia turi, bet jeigu bus pagrįsta apie partnerį pažymėta, tai nebūtų kažkoks netitikimas. Taip, kitas klausimas, ar teisingai suprantame, kad 50% nuosavo indėlio gali būti prisidėjimas prie projekto, užskaitant ekspertų darbo užmokestį, klausė ne NVO. Tai čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu jūs esate ne NVO, tai įnašas natūra nėra galimas tokiame projekte, nes jeigu pareiškėjas, tai yra būsimas projekto vykdytojas, netitinka NVO ar socialinio partnerio apibrėžimo nurodyto, tokiame projekte įnašas natūra negalėtų būti taikomas. Jūs turėtumėte turėti nuosavą indėlį, užtikrinti savo nuosavą indėlį, ar partneris turi užtikrinti nuosavą indėlį 10% nuo bendros projekto vertės. Iš kitos pusės, paminint, tarkim, jeigu būtų NVO, tai nuosavo indėlio gali būti prisidėjimas prie projekto užskaitant eksperto darbo užmokestį. Taip, yra nurodyti kvietimo sąlygose savanoriško darbo įkainiai, kurie yra nustatomi pagal Europos komisijos patvirtintus įkainius. Tai būtų galima, tarkim, jeigu savanoriauja ekspertas ir jūs atitinkate NVO ar socialinį partnerio apibrėžimą ir būtent prisideda NVO arba socialinis partneris, tarkim, pareiškėjas, tai tiesiog turėtų būti
nurodoma būtent, ką tas ekspertas veiks ir tai turėtų būti ne darbo užmokestis, o turėtų būti savanoriška veikla, savanoriavimas. Su klausimus, jeigu Neringa matysi poreikį papildyti. Kalbant apie darbo užmokestį, ar yra reglamentuojami darbo užmokesčio rėžiai tiek partneriams Lietuvoje, tiek užsienio valstybėje partnerėje. Tai nėra kažkokio apribojimo, jeigu jūsų organizacija taiko vienokius ar kitokius darbo užmokesčio įkainius, tai tiesiog reikėtų juos pagrysti. Kaip Neringa ir minėjo ir rodė, jeigu yra eksperto paslaugos, tai eksperto paslaugos kainos nereikia papildomai pagrysti, jeigu yra mokama nedaugiau kaip 350 € už dieną arba 43,75 už darbo valandą. Bet jeigu jūsų įstaigoje darbo užmokestį, jūs norite pagrysti darbo užmokestį ir jūs taikote savo įstaigoje kažkokius standartus ar turite kažkokį įkainį, tai galite jį pagrysti esama situacija, nurodant, nežinau, kažkokią pagrindžiančią informaciją, vieną iš pateiktų būdų, tai ar pažymos, ar kažkokia, ar tai gali būti ir nuasmeninta, pritaikyta darbo užmokesčio informacija, ar tai galėtų būti pačioje Lietuvos, tarkim, taikomų vidutinių atlyginimų statistika. Jeigu matysite, kad pagrindžiate, tai pagrindžiate, kodėl jūs taikote vienokius ar kitokius. Tiesiog reikėtų vertintojui suprasti, kodėl jūs prašote darbo užmokesčio, tarkim, tokio, kokį nurodote. Matau, kad kyla ranka, tai aš tai suprantu, kad čia susijęs klausimas, tai jeigu galite, tada iš karto ir sakykit. Jo, čia mano klausimas, sveiki, aš esu Inga, yra labiau susijęs su atlyginimo partnerio šalyje, nes Lietuvoje mes kaip ir visai, manau, pasigrisime ir savo institucijos, kaip sako, ten vidurkiais ir panašiai, bet labiau painstruktuoti, kaip turėtų pasigrysti šalis partnerė ar ta organizacija, su kuria norėtumėm partneriauti, tą savo darbo užmokestį, ir kaip čia teisingai jį tiesiog nustatyti, tai gal tai labiau klausimas buvo. Ačiū. Tai būtų taip pat kaip jūs grindžiate, turėtų ir partneris taip pat grįsti. Tai iš to sąrašo, kuris dokumentas jiems yra tinkamas pateikti, ar kokį jie galėtų pateikti, tai maždaug tą patį jie ir turėtų teikti. Jie neturi kažkokių skirtingų sąlygų. Jeigu reikėtų, tarkim, anglų kalba, aišku, kadangi komunikuojate, tai galima pasižiūrėti anglų kalbą kvietimą ir tiesiog jiem ištransliuoti būtent jų anglų kalbą išverstą informaciją. Taip, linkstu tada prie kito klausimo. Ar priedai turi būti tik išversti iš originalo kalbos, ar ir patvirtinti notaro ar panašiai? Tai notarinio patvirtinimo nereikia. Pradžioje galite pridėti kvietimo sąlygose, esame apibrėžę, kad pradžioje pakanka paprasto vertimo jūsų pateikto. Jeigu vertinimo metu kiltų klausimų dėl vertimo atitikties dokumentui, gali būti, kad būtų paprašoma tokiu atveju patvirtinimo ar tai notarinio ar vertimo biuro, bet kai teikiate, jeigu iš esmės vertimas atitinkantis, tai nereikia papildomų. Ir aš gal papildysiu Gretą, kad teikdami projekto paraišką jūs patvirtinate, kad visa informacija, kurią teikiate su projekto paraiška, yra teisinga ir tai yra svarbu. Viename iš reikalingų pateikti dokumentų prašoma nurodyti kvietimo paskelbimo datą. Taip, tai aš šitą jau ir atsakiau, kvietimo paskelbimo datą, bet gal ir įgarsinsiu, kovo 25 diena. Šitą datą galima rasti mūsų skiltyje vystomasis bendradarbiavimas, kvietimai ir tiesiog matosi kvietimo paskelbimo data. Jei projekto pareiškėjas yra Lietuvos įmonė, o partneriai yra užsienyje esančios įmonės, ar tikrai paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba?
Taip, paraiška turėtų būti pildoma, nes pareiškėjas, jisai gavęs, skyrus tokiai paraiškai, tokiam projektui finansavimą, pareiškėjas patampa projekto vykdytoju. Tai projekto vykdytojas yra Lietuvos, vadinasi, įstaiga. Lietuvos įstaiga, ji, sudarinėja, turės sudaryti lietuvišką ir sutarties formą ir vykdyti ir administruoti projektą. Tai iš principo pareiškėjas Lietuvos įmonė ir patampa tuo, dėl to tai ir turėtų būti. Aš suprantu, kad kyla klausimas dėl, aš tuoj, matomai, jūs norit papildyti, bet aš tada tik įsiterpsiu, kad suprantu, kad kyla klausimas, nes partneriai galbūt nori suprasti situaciją, tai mes rekomenduojame jiems išversti ar sąlygas tam tikras parodyti anglų kalbą, jeigu kyla kažkokių klausimų. Taip, prašau, papildykit savo klausimą. Labą dieną. Laura Šerytė, projektų skyriaus vadovė iš DABANK. Tokiu atveju norėjau paklausti, ar vertimo išlaidos yra tinkamos išlaidos? Vertimo išlaidos yra tinkamos išlaidos, jos galėtų būti arba tiesioginiai kažkokiai projekto veiklai, jeigu, tarkim, jūs projekto partneris vykdo tam tikrą veiklą. Pačioje veikloje yra įmanoma, kad dokumentai yra rengiami ne lietuvių kalba, bet tarkim, jeigu yra kažkoks projekto partneris vykdo tam tikrą veiklą ir toje veikloje jūs reikia versti, tai taip, ten gali būti, bet gali būti ir netiesioginėse projekto išlaidose suplanuotos vertimo išlaidos. Tai gali būti ir tiesioginėse, ir netiesioginėse, taip? Tiesiog, kad tiesioginėse turi būti būtent konkrečiai veiklai. Tarkim, jūs rengiate analizės dokumentą ir norėsite jį išversti iš anglų į ukrainiečių kalbą. Tai, tarkim, jūs jį norit pritaikyti, kam jūs rengiat naudos gavėjui ar kažką. Jeigu vertimo paslaugos yra bendrai kažkokios pas jūs reikalingos, tai jau jos turėtų būti kaip projektui skiriamos netiesioginėms reikmėms. Ok, supratau. Tai jeigu kažkokiam administraciniam reikalam, tai čia tada pateks po netiesioginiam išlaidom, taip? Taip, bet aš dar galėčiau papildyti, nes suprantu, kad čia nežinau, kokioje apimtyje būtent kyla tas klausimas, bet tarkim, jeigu partneris jūsų yra užsienio įstaiga ir jisai kažkokius dokumentus teiktų, tai jisai gali pateikti anglų kalbą. Čia bendrai gal, ta prasme, jeigu visa sutartis, visa paraiška yra lietuvių kalba, o užsienio partneriai, jie nemoka lietuvių kalbos, nes negalima angliškai tada rengti, ne? Tai tiesiog, kad suprasti, kaip yra tada pačią paraišką. Tarkim taip, nes jisai turbūt partneris irgi įsipareigoja tam projektą kažką daryti, kažkokias veiklas įgyvendinti, jis net nesupras, ką mes ten parašėm. Taip, įsipareigojimo dalį bendradarbiavimo sutartis gali būti anglų kalba ar kažkokia kita, kokia jūs sudarysite. Gerai, ačiū. Bet kas dar svarbu, kad išlaidos bus tinkamos tik nuo projekto įgyvenimo sutarties pasirašymo momento. Tos, kurios yra iki projekto įgyvenimo sutarties pasirašymo, bus netinkamos išlaidos finansuoti projekte. Dėkui. Taip, sekantis klausimas dėl partnerio. Mūsų atveju tai yra Moldovos muitinės tarnyba, muitinė. Ar turėtume pateikti kažkokį dokumentą apie jo egzistavimą, ar tai yra savaime suprantama? Kaip ir kvietimo sąlygose nėra kažkokių išimčių tam tikroms institucijoms teikti, neteikti. Aš suprantu, kad taip, ta institucija matomai jinai ir viešoji prieinamai informacijai gali matyti. Tai rekomendacija būtų pateikti, bet jeigu nepateiksite, tai įsivertinsim, ar viešai prieinamoje informacijoje randame informaciją būtent apie juridinį statusą ir visą kitą informaciją būtent jūsų nurodyto partnerio. Ir galime paprašyti, jeigu nerandame, nes mums reikalinga žinoti konkretų pilną tikslą pavadinimą, koks registruotas ir čia dėl tokių atvejų. Taip pat, žinoma, reikėtų nepamiršti, kad partneris turite pateikti jo sutikimą dalyvauti projekte arba bendradarbiavimo sutartį tarp jūsų. Taip pat deklaracijos formą pasirašyti tarp projekto vykdytojo ir projekto partnerio.
Taip, matau, toliau prikrito daugiau klausimų. Kai kalbama apie ekspertus paraiškoje, ar kalba eina apie išorinius ekspertus, kurie nėra pareiškėjo ar projekto partnerio darbuotojai? Jei taip, kur galima pateikti informaciją apie vidinių ekspertų patirtį? Kaip vyksta faktinių išlaidų? Čia tikriausiai jau atskiras punktas. Tai tiesiog į pirmą klausimą tada atsakant, ekspertas gali būti ir vidinis, ir išorinis. Apmokėjimas jo tikriausiai bus kitoks. Iš savo darbuotojų paslaugų neperkame, mokame darbo užmokestį. Tai matomai skirtumai atsiranda tik tai šitoje vietoje samatoje, kad jeigu jūsų įstaigos darbuotojas daro ekspertinę veiklą, tai jam bus planuojamos darbo užmokesčio išlaidos. Jeigu ekspertas yra pagal paslaugų teikimo sutartį išorinis, tokiu atveju jam planuojamos paslaugos išlaidos. Taip, ir čia svarbu akcentuoti, kaip ir Greta minėjo, kad pirkti paslaugų negalima iš savo darbuotojų, savo įstaigos darbuotojų, taip pat ir iš partnerio negalima ir partnerio darbuotojų. Pirkimai yra draudžiami. Draudžiami, nes iš principo tai nėra lygiai teisiška ir skaidru, nes jie jau dirba ir daro tas funkcijas. Antras klausimas, kaip vyksta faktinių išlaidų padengimas? Ar teikiama kiekviena sąskaita faktūra atskirai, ar bus rengiamos kažkokios periodinės ataskaitos su tuo metu patirtomis išlaidomis? Taip, tai antrasis variantas yra atsiskaitoma periodiškai, teikiamos periodinės ataskaitos, kuriuose tuo ataskaitiniu laikotarpiu deklaruojamos nuveiktos veiklos, pasiekti rezultatai bei patirtos ir apmokėtos išlaidos. Čia gal dar ir akcentas būtų, kad išlaidos yra kompensavimo būdu, tai yra turi būti jau ir apmokėtos išlaidos, tiek ir teikiama tiek sąskaitos, tiek jų apmokėjimo faktas. Taip, prašau papildykit klausimą, kadangi jūs. Sveiki, tik labai trumpai pasitikslinu, tai kas liečia periodinius atsiskaitimus, tai apie kokį mes šią laikotarpį kalbame, kiek dažnai bus daroma? Priklausomai nuo projekto trukmės, bet maždaug kas 6 mėnesius. Ačiū. Ar papildomas balas už projektų neįgyvendinimą per pastaruosius metus duodamas, jei šios programos projekto neįgyvendina visi paraišką teikiantys partneriai, ar tik paraišką teikianti organizacija? Taip, reikėtų, kad atsakyti, aš dar pasitikslinsiu konkrečiau suformuluotą, kad nesuklaidinčiau jūsų formuluotę. Projekto vykdytojas. Tai tik kalba eina apie projekto vykdytoją, ne apie partnerius. Taip, atsakant, ar paraišką teikianti organizacija. Kaip veikia netiesioginių išlaidų projekto administravimui pagrindimo tvarka? Jei administravimą vykdo ne NVO, ar tada galima tiesiog teikti atlyginimus darbuotojo? Jeigu NVO, tada suprantu, reikia rodyti įnašą natūrą. NVO gali irgi neturėti įnašo natūrą, čia jau pasirinkimo laisvė. Kaip veikia, tai visos projekto išlaidos yra deklaruojamos ir teikiamos kartu su ataskaita. Tai jeigu administravimą vykdo ne NVO, ar tada galima tiesiog teikti atlyginimus darbuotojo? Na taip, jeigu administravimą vykdo jūsų darbuotojas, jūs nurodote netiesioginėse išlaidose, darbuotojai apskaičiuojate, kiek maždaug galėtų būti ar tai darbo dienų ar valandų administruoti projektą. Ir tarkim, numatote, kaip ir buvo, man atrodo, Neringos pavyzdyje, net, tarkim, projekto vadovas, suplanavote, kad jisai dirbs viso projekto metu 50 valandų, nurodote jo valandos įkainį ir pagrindžiate.
Ir atsiskaitant taip pat būtų, jūs teiksite darbo užmokesčio pagrindžiančius dokumentus. Jeigu NVO, tada reikėtų rodyti įnašą natūrą. Na tai taip, jeigu NVO, tai ir tas NVO yra nusimatęs būtent tas išlaidas kaip įnašą natūrą, tai yra savanoriška veikla, tai tokiu atveju turėtų būti, na, kaip ir buvo minėta, teikti savanoriškos veiklos sutartis tarp savanorio ir būti deklaruojamos, na, ten pasirašytos yra išsamiau kvietimo sąlygos aprašyta, kaip turėtų būti teikiama, bet iš principo turėtų būti teikiama, na, faktinės, kad jisai tiek ir nuveikė ir kokie rezultatai jisai padarė. Ar lėšos turi būti pervedamos partneriui užsienio šalyje, ar galima apmokėjimus atlikti iš pareiškėjo sąskaitos? Čia jau galbūt bendradarbiavimo sutarties klausimas. Mes visus, mūsų SAPVA santykis iš esmės yra tik su projekto vykdytoju, lėšas pervedam projekto vykdytojui, o tai, kaip jūs atsiskaitote su projekto partneriais, turėtų būti numatyta partnerystės sutartyje. Ar sutartyje, ar ketinime bendradarbiauti kažkokiame tokiame rašytinėme dokumente. Na, aišku, galimas ir žodinis susitarimas, bet mes visuomet rekomenduojam turėti kažkokį rašytinį susitarimą su partneriais dėl atsiskaitimų ir, aišku, partneriai irgi turės deklaruoti patirtas išlaidas, tai yra atsiskaitimą, kaip jie, kada, kokiais terminais pateiks dokumentus jums ir panašiai. Taip, nes mes jūsų kaip projekto vykdytojo prašysime pateikti tiek savo, tiek partnerio išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Tai yra projekto vykdytojas atsako už surinkimą dokumentų pagrindimą iš projekto partnerio. Tai čia tokia ir yra rizika, tiesiog pačio pareiškėjo, projekto vykdytojo, kokia apimtim pasitikima arba kaip apsibrėžiama sutartyje ir kaip nustatoma. Tai žiūrint irgi gal kokios išlaidos yra planuojamos, tai jeigu yra, tarkim, partnerio darbo užmokestis darbuotojams, tai jūs ir susiplanuojate, ar jam reikalingai ten išankstiniai kažkokie apmokėjimai, ar jūs pervedate, ar jums patvirtinus, tarkim, išlaidas, jūs jiems pervedate. Ar reikalavimas, kad projekto vadovas būtų vykdęs ne mažesnės kaip 70% apimties projektą, yra kategoriškas. Lietuvos muitinė vykdė tik santykinai nedidelės apimties projektus. Nėra tai kategoriškas, tai yra netaptų tai netinkama paraiška, tiesiog turinio vertinimo metu, jeigu, tarkim, yra mažesnė vertė nei 70%, tai netitiktų panašaus projekto vertinimo ir būtų vertinamas kaip kitas projektas. Tai tiesiog pasikeičia maksimalus galimas būtent tame vertinimo klausime balas. Tai jeigu dabar yra planuojama, kad tas maksimalus balas tame punkte galėtų būti, tarkim, 4 balai, tai gal bus tada 3 balai maksimalus galimas, nes yra kitas projektas. Esame įgyvendinę vystomojo bendradarbiavimo projektus su Moldova, Baltarusija, Ukraina, bet jų vertė nebuvo didelė. Ar tokia patirtis nėra tinkama? Tinkama, patirtis tinkama, jinai gera, nežinau apie kokią vertę kalbat ir nežinau kokia jūsų bendra projekto vertė dabartinio bus. Tai irgi priklauso nuo, kiek tai sudarys. Tai čia tikriausiai panašus klausimas gaunasi. Iš principo tai yra turinio vertinimo metu balo skirimo klausimas viename klausime.